Sveiki, esate kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie palyginimus. Kas yra palyginimai ir kam jie reikalingi? Kaip visada pradėsiu nuo to, kad atsakysiu klausimą, kam to reikia. Kai žinote, ką mokotės kažkokį tai dalyką, lengviau jį suprasti ir prisiversti, galbūt netgi daryti namų darbus. Taigi, palyginimai. Palyginimus jūs mokytės jau nuo pirmos klasės, galite lyginti mažus skaičius vieną su kitu ir ieškoti, kuris yra mažesnis, kuris yra didesnis. Tačiau dabar matematika pereina labiau į logikos sritį, palyginimai sunkėja ir šiandien mes apžvelgsime keletą iš jų. Bet kaip sakiau, pirmą atsakysime, kam mums to reikia. Įsivaizduokite, atėjote pirkti telefoną. Jums viena kompanija, pavyzdžiui, pavadinkim ją Tele2, siūlo 12 mėnesių kontraktą, tai yra sutartį su leasingu arba išperkamuoju leasingu, kur jūs darote įmoką 100 eurų į mėnesį, 12 mėnesių mokate, išperkate telefoną, plus jums yra pritaikomas palūkanos 5 procentai nuo likusios sumos. Sumokėjate įmoką plus 5 procentai nuo likusios sumos. Tai yra, padarėte įmoką, paskaičiuojame 5 procentai, pridame prie jūsų įmokas. Ir taip kiekvieną mėnesį. Tuo tarpu ateina kita kompanija, kuri vadinasi Bita. Supratote, ką aš turiu omeny? Ir jį siūlo jums 18 mėnesių sutartį, tačiau įmoka bus tik 66,67 €. Mokate 18 mėnesių ir pabaigoje sumokate lygiai tą pačią sumą už patį telefoną. Bet nepamirškime, kad jie dar tai irgi taiko 5 procentų įmoką, kuri bus mokama kiekvieną mėnesį. Jums reikia pasirinkti, kur yra daugiau, kur yra mažiau. Kur jūs sumokėsite daugiau ir permokėsite už telefoną ir kur jūs galite sumokėti mažiau. Taigi, jums reikia daryti sprendimus. Tai yra sudėtingas sprendimas, labiau matematiškai logiškas. Jūs turite apmastyti visą loginę seką ir sukurti matematinę formulę ir apskaičiuoti. Arba kartais kompanijos tiesiog jums jau paskaičiuoja ir pasako, galutinė suma bus tokia ir tokia. Taigi apžvelkime, kuris variantas geresnis. 12 mėnesių po 100 eurų ar 18 mėnesių po 66,67 €. Ir jeigu mes padarytumėm skaičiavimus, tai pamatytumėm, kad mokėdami 5 procentus, tos pačius 5 procentus, bet antru atveju mes permokam ir ta permoka yra gan stipri. Jūs galite pamatyti, dabar nupiešiu, kaip tai atrodo. Mes matome, kad pirmojo atveju mes būtume sumokėję už telefoną 1330, tuo tarpu kaip su antra įmonė mes sumokėtume jau 1520 eurų. Tai yra jūsų permoka būtų 130 eurų, kitu atveju būtų permoka 320 eurų. Kaip matote, apsimokėjau imti trumpesniam laikui. Čia tik pavyzdys. Taip mes išmoksime daryti loginius sprendimus, besiremdami matematiniais skaičiavimais. Ir pradėkime. Pagal programą jūs jau pirmoji klasėje mokėtės paprastus dalykus. Pavyzdžiui, 3, 5, kas daugiau. Čia pirmokai tą moka jau daryti. Truputėlį sudėtingėja situacija, kai atsiranda neigiami skaičiai. Kaip minėjau, senais laikais neigiamų skaičių apskritai nebuvo, nes negalima buvo paskaičiuoti neigiamų skaičių kažką. Tik paimkime kokį neigiamą skaičių, -3 ir sakykime kokie 2. Ir logiškai žinote dabar, kad -3 tai yra mažiau negu 2. Tačiau kartais jūs pamatote tokius skaičius kaip šitas variantas ir čia atsiranda modulis. Modulis įspraustas, kaip aš vadinu, tarp dviejų stulpelių ir jis reiškia, kad mes turime ignoruoti minusus, kurie yra jame. Taigi, jeigu modulis 3 lygu 3, tai ir modulis iš -3 būtų lygus 3. Šiuo atveju, kai lyginame du modulius, mes galime pasakyti, kad modulis iš -3 yra didesnis negu modulis iš 2. Pereikime prie mūsų numylėtų šaknų. Pavyzdžiui, kvadratinė šaknis iš 3 ir kvadratinė šaknis iš 5. Čia viskas labai panašu kaip ir realiam pasaulyje be tų visų šaknų. Tai jeigu 3 būtų mažiau negu 5, tai ir kvadratinė šaknis iš 3 yra mažiau negu kvadratinė šaknis iš 5. Mes galime tai beje patikrinti. Pavyzdžiui, paimti kokį nors labai aišku skaičių, kurį galima išvesti iš kvadratinės šaknies. Pavyzdžiui, 4. 4 būtų 2. O 9 kvadratinė šaknė yra 3. Kur kas sunkiau pasidaro tada, kai kvadratinę šaknį lyginam prie kubinės šaknės arba kitos kokios nors šaknės. Pavyzdžiui, 2 kvadratinė šaknis, aš užrašysiu 2, kad jūs matytumėte tiesiog, jo nereikia rašyti. Ir čia irgi viskas paprasta. Jeigu kvadratinė šaknis iš 2 buvo sudaryta iš 2 skaičių, o kubinė šaknis buvo sudaryta iš 3 skaičių, reiškia 3 kartų dauginant tą patį skaičių, tai logiška, kad šitas skaičius bus didesnis. Visą tai labai paprasta pamatuoti. Pavyzdžiui, paimkime 64 kvadratinė šaknyje ir 64 kubinėje šaknyje. Dabar pabandykime sužiūrėti, kurisgi yra didesnis ir taip analizuosime dabar išimdami skaičių iš kvadratinės ir kubinės šaknies, nes tai galime padaryti su skaičiumi 64. Pirmojo atveju tai bus 8, antrojo atveju tai bus 4. 4 kart 4 16, 16 kart 4 64. Taigi matome, kad mūsų teorija yra teisinga. Kieno skaičius mažesnis, jeigu pošaknio skaičiai yra vienodi, tada atsižvelgiam būtent į kokiam laipsnį yra šaknis. Pereikime prie pratimų.
Labai paprasta su pirmuoju, nes čia neigiamas stovi prieš teigiamą. Jau vien to užtenka suprasti, kad neigiamas bus mažesnis. Net nereikia žiūrėti, kas ten viduj, kvadratinė šaknis, kubinė šaknis, kokie skaičiai. Neigiamas skaičius visada bus mažesnis už teigiamą skaičių. 2, 3 ir 2, 1 abu kubiniai šakniai. Jums nereikia bandyti apskaičiuoti patį skaičių, tiesiog žinokite taisyklę, kurią aš jau paminėjau prieš tai, kad mes kalbame apie tą patį laipsnį šaknyje. Tai yra, tada mes galime lyginti ir sakyti, aha, A yra didesnis už B, tarkim, jeigu A būtų didesnis už B, tai ir kvadratinė šaknis iš A būtų didesnė negu kvadratinė šaknis iš B. Viskas, ką reikia atsiminti apie tai. Padarykime dar vieną. Kubinė šaknis 2, 3 ir minus kubinė šaknis 1/2. Matome, kad šaknis ta pati, tai yra kubinė šaknis, todėl žiūrime į skaičius. Kas daugiau, 2/3 ar 1/2. Čia jau reikės pasinaudoti žiniomis iš kitų programų ir daugmaž apskaičiuoti. Na, man tai labai paprasta ir jums, manau, taip pat. Gaunasi, kad kubinė šaknis 2/3 yra didesnė negu kubinė šaknis 1/2. Mes tiesiog išsprendėme šitos skaičius atskirai, palyginame ir supratome, kad vis dėlto mūsų ženklas bus toks. Na ir padarykime šiek tiek sudėtingesnę užduotį irgi iš mūsų knygos. Pabandykime apskaičiuoti, ko čia iš mūsų prašo. Yra 2 kvadratai, nupiešiu juos skirtingais, kad turėtume į ką pažiūrėti. Taigi 2 kvadratai, pirmojo kvadrato kraštinis ilgis yra 5 decimetrai. Pirmojo kvadrato kraštinis, pavadinkim ją A, tarkim. Mes nežinom, kuris yra didesnis, kuris mažesnis, dabar tik tai dėl vizualaus pristatymo. Antrojo kvadrato plotas lygus, tai yra šito kvadrato plotas yra 6 decimetrai kvadrate. Kadangi žinome plotą, žinome, kad B bus lygu kvadratinė šaknis iš 6, nes kvadrato plotas skaičiuojamas pagal tokią formulę. Nu, arba taip. Taigi, jeigu žinome, kad S yra B kvadrate, B reiškia taip. Ir šiuo atveju bus kvadratinė šaknis iš 6 decimetrai. Aš visą laiką rašau, kad nepasimestų jie. Dabar mes jau galime kažką tai lyginti. Jau matome, kad viena kraštinė čia yra, aš užrašysiu kitą spalvą, 5 kvadratinė šaknis, o čia yra 6 kvadratinė šaknis. Nors čia įprašo jūs palyginti perimetrus, mes to nedarysime, nes perimetras labai paprastai skaičiuojamas, tai yra viena kraštinė padauginti iš 4. Tai mūsų atveju tai bus 4 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 5 ir 4 padauginti iš kvadratinės šaknies iš 6. Kaip jau minėjau, mes žiūrime, kad tai yra kvadratinė šaknis ir čia. 5 yra mažiau negu 6. Todėl mūsų aiškus atsakymas bus, kad antrojo kvadrato perimetras yra didesnis. Dabar pažiūrėkime į antrąją dalį. Antroji daly prašo palyginti kubus. Yra vienas kubas, yra antras kubas. Beje, daug matematinių sprendimų senais laikais darydavo būtent piešdami. Tai yra naudodami geometriją, kad išspręsti matematinius skaičiavimus. Taigi turime 2 kubus. Dabar mums sako, kad pirmo kubo turis sudaromas iš 3 skaičių. Tai turis, pasakykime, 1, 2, 2 metrai kubė. Kadangi tai yra kubas, mes iš karto galime paskaičiuoti vienos briaunos ilgį. Briaunos ilgis bus kubinė šaknis iš 1, 2, 2. Tai labai paprasta padaryti, nes mes žinome, kad kiekviena briauna yra to pačio ilgio ir jos ilgis bus būtent toks. Toliau rašoma, kad antro kubo briaunos ilgis yra kubinė šaknis iš 1,2. Tai va čia būtų mūsų, sakykime, A, o čia būtų B. Gerai. Ir pažymėkime tai kokią nors kitą spalvą. Štai mes turime jau 2 kubų briaunų ilgius. Būtinai reikia nepamiršti parašyti, kad tai yra metrai, kad vėliau atsakymuose netyčia nepamesti. Kai duodame atsakymą, reikia paminėti, ko ten tos ilgis matuojamas. Ar tai metrai, centimetrai, decimetrai. Žinome jau 2 kubų briaunų ilgį. Viskas, mes galime paskaičiuoti, ką tik norime. Dabar klausimas skamba taip. Kurių šių kubų viso paviršiaus plotas yra mažesnis? Plotas, kaip jau sakiau, skaičiuojamas formulė A kvadrate, nu tai tarkim mūsų pirmojo atveju, arba būtų SB kvadrate, bet mums reikia viso ploto, tai yra kubas, tai nėra paprastas kvadratas, o kube yra 6 kvadratai, kurie yra visiškai vienodi. Todėl šiuo atveju mūsų atsakymas būtų toks ir toks. Taigi dabar įdėkime mūsų skaičius. Pirmojo atveju mes turime 6 padauginti iš kubinės šaknies 1/22. Ir antrojo atveju mes turime 6 padauginti iš kubinės šaknies 1/20. Dabar mūsų niekas neprašė apskaičiuoti paviršiaus plotą, todėl aš to nedarysiu. Ko mūsų prašo, tai palyginti plotus, ką mes galime išreikšti šią sandaugą ir pasakyti, kurio viso paviršiaus plotas yra mažesnis ir kurio didesnis. Tai dabar atkreipkite dėmesį, kad 6 mus nedomina, nes jis kartojasi abiejose pusėse. Kadangi matome, kad yra kubinė šaknis
Dabar turim ją ir galim ją irgi visiškai ignoruoti ir dabar žiūrime į pačius skaičius. Kas yra didesnis? 1, 2, 2 ar 1, 2? Tai aišku, kad 1, 2, 2 tai yra mažai, bet jie skiriasi, todėl atsakymas bus toks. Tikiuosi buvo viskas aišku. Palyginimai yra labai svarbus dalykas gyvenime. Gyvenime labai dažnai lyginsite, tai bus dažnai susijęta su pinigais, todėl mokėti teisingai palyginti yra ypač svarbu. O aš noriu palinkėti jums, kad matematika būtų be streso. Iki.